Sveiki, draugai. Na ką, jau visi puola dalintis informaciją dėl to LRT užsukto šiek tiek ranelio. Na, galvoju, kaip Vitas Tomkus iš Respublikos įkišiu ir aš savo trigrašį. Na, labai reikia teisingai suprasti, kas įvyko, nes jau girdėjau tokių komentarų, kad daug kas atsirado tokių, kur suprato, kad LRT pinigų negaus. Ne, LRT gaus tuos pinigus. LRT biudžetas kiekvienais metais, paskutiniais metais buvo 79,6 milijonų. Suprantat, yra labai įdomus dalykas padarytas kažkada tai, kad LRT biudžetas priklauso nuo bendrojo vidaus produkto. Tai yra, infliacija didėja, bendros vidaus produktas didėja ir LRT irgi didėja. Ir pagal perspektyvą po keleto metų jau čia ilgai būtų nereikėję laukti, kai LRT biudžetas būtų perlipęs 100 milijonų. Įsivaizduojat? Sėdi va tokia va kontora, kuri plauna smegenis pasakydama labas rytas. Ir jinai, žodžiu, ištisai siautėja, kviečia savo visokius okmanus, nemokamai daro transliacijas paramai Ukrainai, privačių kažkokių Blue Yellow iniciatyvų ar ten dar kokių tapino radarom ar visokiam nesąmonėm, ta prasme, vykdo savo kažkokius politinius tikslus už mūsų mokesčių mokėtojų pinigus. Juo labiau, kad pabandyti kažkam patekti į LRT ir išsakyti savo kažkokią nuomonę, ten yra praktiškai neįmanoma. Plus, kitas momentas, ten darbuotojų tiesiogiai per daugiausiai nėra, kiek galėtų būti, nes jie perka paslaugas iš prodiuserinių kompanijų, kurios uždirba milžiniškus pelnus ir klausimas neatsakytas, ar jie tais pelnais po to atgal atkatų formą negražina tai pačiai LRT vadovybei. Na, bet kol prokuratūra yra valdoma konservatininkų, kol teisėsauga valdoma yra konservatininkų, kitaip ir nebus ir čia nereikia nieko per daug ir tikėtis. Ir čia tą suprantu. Taigi, LRT biudžetas 3 metam nuspręstas pristabdyti, tai yra pristabdytas jo didinimas. Tai nereiškia, kad LRT negaus pinigų, jie gaus savo tuos 80 beveik milijonų, nors jie buvo suplanavę jau sekančiais metais gauti apie 88 milijonus. Tai, kaip suprantu, arbatpinigių nebus, nes 10% aš, pavyzdžiui, kai valgau kur kavinėje, 10% visada palieku arbatpinigių. Čia taisyklė pas mane visada. Tai iš esmės arbatpinigių nebus. Aš net nebejoju, kad tie pinigėliai jau buvo kažkieno tai jau kitiem metam sutarta pasidalinta ir jau galbūt į priekį ir išleidę jau žvaigždūnai pragėrė tie visi kultūrininkai. Ar per naujus metus būtų iš esmės šiek tiek pajus jie, bet nestipriai. Nestipriai. Nu, žinot, kaip sakant, ar tos dešros biški daugiau ar biški mažiau jos yra. Tai lygiai taip pat tie kultūrininkai ten maivysis išsidirbinės, tyčiosis iš tautos ir varys tą savo propagandą. Akivaizdu, pradedant labas rytas, po to labą dieną ir po to panorama ir koks nors ten formas, kur visi karveliai linksi galva, pritarė vienas kitam. Na, bet iš esmės labai gerai ir tikrai noriu pasveikinti valdančiuosius už šitą sprendimą. Taip, jums nepasigirdo, aš noriu pasveikinti ir padėkoti politikam, kurie dabar yra valdžioje už jų sprendimą, nes jie parodė stuburą, atsispyrė konservatorių visom nesąmonėm. Na ir ką, valio, labai gerai, labai džiaugiuosi, kad biškė LRT tie kultūrininkai mažiau ten galės siautėti. Nelabai mažiau, 10% mažiau. Bet vis tiek yra nedidelė pergalė. Mes turim, suprantat, karas yra laimimas daugybės pergalių dėka. Tai va čia šita nedidelė pergalė, pažabotas tas LRT, tai yra labai didelis ženklas ir džiaugu, kad Seimas labai taip vieningai balsavo. O kaip, klausykit, žviegia konservatoriai, kaip žviegia liberalai, kaip žviegia visa opozicinė šaika, kuri sakė, kad po 4 metų išsirinksit kitą valdžią, kaip jie staugia. Bet labai gerai. Kaip dar pasakytų kokie tie karo krankliai, kad tegul žviegia, tegul staugia, va, kaip jie mėgsta pasakyti. Tai va, žviekit, staukit ir dėkit va
laužo. Gerai, viskas, visiems geros dienos, vakaro. Turiu daugiau naujienų, bet apie jas šiek tiek vėliau. Ate.